Šiandien yra balandžio 1 diena ir balandžio 1 dienos proga aš visai netyčia pabaigiau siuvinėti šitą baltąjį bijūną. Ir Lukas rinkiniai bijūnai prie lango liko va šitas gabaliukas, 2012 kryželių, viso labo 4 žaliom spalvom. Ir bus viskas. Va, naktim pas mane prie namų šviečia grybai su saulės baterijom, žydi narcizai. Va, girliandas ir dar narcizų. Turiu klausimą. Ar jūs matot tą patį, ką aš matau? Užuomina čia taip ir liks. Čia yra tas atvejis, kai katinui iš tiesų svarbu miegoti ant rankų. Tai apsikabinus mano ranką, o mano rankai apsikabinus jo ausį. Dar pasitaisyti reikia katinui. Čia yra Pukelio mėgstamiausia miegojimo poza. Arba ant ranko ir šitai. Dabar jūs matote Velykų dieną išsiuvinėtus visus kryželius ant vieno iš kavos puodelių. Ir norėjau pafiksuoti, kaip atrodo puodelis prieš bekstičą. Tai išsiuvinėti yra visi kryželiai, išskyrus, kur čia bus viršuje. Garuose jie bus siuvinėjami vienu siūlu. Šiaip dėl šito puodelio aš ir pirkau šitą rinkinį, galima taip pasakyti. Bet siuvinėti buvo toks iš sunkesnių, nes čia irgi viskas balta ir kreminė ir čia yra dar 3 blendai. Ar 4. Vienu žodžiu. Matot jūs? Paslaptis su vienu elementu tai kaip ir paaiškėjo. Čia tiesiog gėlės žiedelis, bet dabar susidūrėm su kitu elementu, kuris yra grynai katino pėdutė, tokia nebaigta. Tai intriga, ar čia yra katino pėdutė, ar čia bus kažkas kito. Pasimiau šiandien pasiuvinėti Hello from Liz Matthews miško samplerį. Tai irgi va, pasiuvinėjau vieną bordiūro gabaliuką. Čia vat nuo šito gvazdiko iki kito gvazdiko pagrindo. Fokusuoja neypatingai, bet ką jau padarysi. Čia yra 40 kaunto linas, vintage grey, man atrodo, kažkaip taip vadinasi. Ir supratau, kad man reikia persikelti lankelį. Nes irgi vienas dalykas, aš jau to gvazdiko pagrindo negaliu išsiuvinėti. Kitas dalykas, va čia matot 2 baltų kryželių grupelės, tai čia yra dar vieno augaliuko viršūnėlės. Ir aš irgi negaliu jo patogiai išsiuvinėti, nes užsilenkia lankelis. Bet tai šiaip kaip ir buvau minėjus ankstesniuose įrašuose, labai man patinka ir šitas dizainas, ir tas spalvų visas perkoregavimas, kokį aš pasidariau. Kodėl? Todėl, kad, pavyzdžiui, šitos samaninės žalios turiu daug ir man patinka, tai ją paėmiau kaip pagrindinę. Ir va šitas dantytas rėmelis, originaliai jis yra viena iš pilkų spalvų, nuo dizainerės parinktas. Aš turiu tokią gražią mėlyną. Jos irgi turiu daug, o kadangi čia gan daug tikrai kryželių išeina, turiu persirinkus visą schemą į XSD. Tai šiaip patogu, kad tada tikrai galėjau, kad ir tokiam sampleriam pasižiūrėti, kiek kažkokių pagrindinių tokių spalvų reikia. Kad nebūtų, kad ir bordiūras 100 žalių atspalvių.
Va visi šitie medeliai, jie gali būti mažieji augalėliai 100 žalių atspalvių ir 200. Kažkaip kaip urtiūras, tai jau norisi tokios vienovės. Matot bijūnus ir, kaip matot, liko tiek. Ir čia liko siuvinėti, spėkit kiek. Laukiu spėjimo komentaruose. Na, jau visos ir visi parašėt. Liko siuvinėti lygiai 3 spalvom. Noriu pasidalinti dar vienu mažu dideliu pasiekimu. Tai yra miško semplerio pirmų baigtų lapų. Šiaip yra išsiuvinėta šiek tiek daugiau į šonus, bet visi medeliai, gėlytės, raštai ir abėcėlės dalis, kurie telpa į pirmą lapą, išsiuvinėti. Va šitą viršutinę gėlytę tai siuvinėjau lygiuoju dygsniu, o visa kita kol kas kryželiu. Pjaunamų malkų fone, ne mano pjaunamų, kaimynai pjauna, galit matyt, kad aš pabaigiau antrą kavos puodelį su kavos dvaselėm iš 4. Ir norėjau pasidalinti įspūdžiais. Šitas šiaip puodelis buvo vienas iš tų, dėl kurių apskritai pirkau šitą rinkinį, nes šitas briedis elnias toks su 8-kojų snapeliu, snukeliu, labai fainas. O iš dydžio šiaip jis pasirodo, maždaug pats didžiausias, apie 1300 kryželių, taip iš akies primetus. Bet kaip ir anam puodelį, linksmiausia čia dalis yra backstitchas. Ne ant paties puodelio, čia 2 spalvom ar 3, šitam 2 spalvom, anam puodelį, man atrodo, 3 spalvom, 1 arba 2 siūlams, tai čia lengviausia dalis. Bet yra backstitchas ir prancūziški, va tokie pavieniai pamėtyti 1 siūlų ant lino 32. Tai tu neturi kur prisikabinti ir turi kabintis net ne į audinio susikirtimą, kaip paprastai, audinio siūlų susikirtimą, bet į patį audinio siūlą ir dar taip, kad nesimatytų. Tai čia toks, kaip čia, diplomatiškai pasakius, iššūkis. Nes jeigu va čia, kur šitie kavos garai vyksta, per kamerą matis, kad vienam iš mažųjų kryželių tai ne visai gražiai užtvirtinau. Nesmė. Čia aš matau ir jūs matot, o daugiau nieks nematys. Mes susitarėm, kad nieks nematys. Tai sunkiau yra ne tuos kavos garus užtvirtinti, kur čia gali pasikabinti, kur čia eina gražiom linijom, bet visi šitie pavieniai ženkliukai gilios reikšmės simbolinės. Nes jeigu, tarkim, šitam, kur apvalus iš tikrųjų, 8-kampis, tai apačią gali pasislėpti, bet tarkim, kur tokie visur skersai, tai rūpužiai čia turi apgalvoti, kur čia tu užkabinsi. Bet tai čia tokia, kaip čia, lyriniai nukrypimai. O šiaip patys kavos šitie puodukai, kavos dvaselės man labai patinka, labai aš jais džiaugiuosi. Kiekvienas vis linksmesnis, liko dar 2, su zuikučiu ir su paukšteliais. O šitie kavos dvaselių piešinėliai tokie toteminiai, čia atskira meno rūšis. Ir čia vienas iš tų nedaugelio atvejų, aš praktiškai nieko nekeičiu. Tai keičiau, iš esmės ir keičiau tik vieną dalyką, va čia šitoj dvaseliai prancūziškai mazgeliai yra 2 spalvom. Tai vat, kur 2 porelės, tai viena iš jų yra tamsesnių siūlų. Tai aš nusprendžiau, kad maišunis jau kaip nors
ta pačia spalva irgi yra labai gerai ir labai nuostabu. Nes jeigu ant kanvos, tai tu dar gali prisitvirtinti ir tą pavienį kryželį. O kai čia visas tamsesnis siūlas, jeigu tu mėginsi dar kažkur prisitvirtinti, iš šonais dar persišviečia, po žeminio pasaulio vandens gyvis sutrumpintai vadinamas rūpužė. Nu, vienu žodžiu. Aš manau, kad čia yra labai gražu. Ir taip. Gamintojas tiesiog nepagalvoja apie tai, kad kažkas gali norėti paieškoti iššūkių. Tarkim taip. Liko 2 spalvos. Liko 1 spalva. Ir štai visos spalvos išsiuvinėtos. Pagalvojau, kad pamėginsiu pafilmuoti, kad ir viena ranka, kaip iš lupinėjų bijūnus. Čia už kadro atsakau. Nu vis tik tai 5 metus, man atrodo, ir 1 mėnesį siuvinėtas darbas. Atsakau už kadro tik tai lankelio antrą pusę. Nu, turint omeny, kad čia dabar yra sekmadienio vakaras, balandžio 12 ir čia yra 11 vakaro. Tai jau kaip yra, taip yra. Bet šiuo atveju ir jūs, ir aš pirmoji vietoj, kaip čia pirmieji, ne pirmoji vietoj, pirmieji pamatot visą išsiuvinėtą darbą. Baisingai susiglamdžiusi, kaip ir turi būti. Ir va, paskutinis kamputis, kurį įsiuvinėjau čia pastaruoju metu. Kvepia bijūnais. Man kvepia. Kadren dabar matot 3 puodelį su kavos dvaselėm. Jis bus su pūkštukais, tik dar be apvadų. Nes šičia, kaip ir kitose, apvadai tikrai sužaidžia labai daug. Kaip jūs esate iš manęs girdėję tokią frazę, mane visai netikėtai ištiko pradėtukas, kurį čia matot. Pačios gudriausias ir patys gudriausi, tiksliau labai gerai išmanantis vieno gamintojo dizainus ir galbūt net ir siuvinėja galėtų ir atspėt. Čia yra kairysis viršutinis kampas. Tai sėkmės spėliojant. Lauksiu komentaruose, ar atspėjot kažkas, kas čia yra. Koks čia yra. Iš tikrųjų, ne visai netikėtai. Aš šiaip negalvoju šio pradėti dabar. Aš galvoju pradėti visai kitus procesus ir kuisiau ten ir medžiagas, ir schemas, ir rinkinius kuisiau. Galvau, ką čia taip ir taip, ir anaip, ir kitaip, ir trečiaip. O kažkaip šį vakar sugalvojau, kad aš noriu spalvų, paprastai, nu va, kur tiesiog lopinukai siuvinėjai ir nieko tu ten ypatingai neburi. Ir yra vienas gamintojas, kurio aš dar buvau susiuvinėjus, ir vieną, kurį ką tik pabaigiau, kurio dizainuose yra labai daug gražių, sodrių spalvų ir nemažai darbų, kur užsiuvinėjimas yra pilnas plotas ir ten eina tik kryželis. Be blendo. Kryželis be blendo. Jau čia dabar labai jau galėjote atspėti. Bet aš tuoj pamėginsiu parodyti jums viršelį rinkinio. Taip, tai yra LKS. Žinau, kad berods ir pats gamintojas jungia raidės Lukas, bet man Lukas be brūkšnelio. Vienas žodis yra grafikos priemonių, dailės priemonių gamintojas. Aš turiu lino raižinio įrankius. Tai, taip sakant, jau atleiskit, aš jau išskirsiu, bus LKS pas mane. Taip, tai va,
Tai šitas dizainas akvarelinis su gėlėmis. Aš jo porinį jau esu išsiuvinėjus 24, man atrodo, pabaigiau. Tai va, bijūnus pabaigiau. Nu, reikia vėl kažką pasimti vats tokio. Tai šitas rožės. Irgi man labai patinka to, kad čia tikrai tokios gražios sodrios spalvos. Ir manęs visiškai neglumina, kad čia didelė dalim mes siuvinėjom, kaip čia, ne daiktą, o tiesiog spalvą. Dėl to, iš esmės, dėl to aš ir pasėmiau. Tai pagalvojau, kad tiksliau prisiminiau, kad per pandemiją buvau pradėjus dėlioti dėlionės ir pirkdavau peizažus paprastai. Ten 1500 detalių iki 2, tokios vidutinė dydžio. Ir man labai patiko tada dirbti su spalvom, kad irgi dėliojate visą peizažą, bet visos tos detalytės dėlionės yra iš mažų spalvų lupinėlių ir dažniausiai jos labai gražios peizažos ir labai sodrios. Tai va. Tai čia man yra grinai spalvų terapija. Manau, su laiku pasikeisiu rūšiuoklės, persidarysiu, nes šitos tiesiog nuplyštavo visi šitie ausiukai. Aš tai, man iš principo visai patogu, kad tik vieną siūlą atsikerpi, jį išsiuvinėji ir paskui kitą atsikerpi. Aš nevinioju atgal ant to paties, į tą ausiuką įsiveriu. Bet tiesiog jos nuplyšta su laiku. Ir čia, kai per šitas 4 rūšiuoklės, kol persikuisi ir susirandi savo ženkliuką, nes čia yra 48 spalvos, užknisa biškį. Tai va, tokios naujienos. Jūs nustebsit pamačiusios, ką aš pasėmiau pasiuvinėti. Čia dabar yra vėlus vakaras ir atrodo, kam pasiimti žieminį dizainą. Ogi tam, kad būtų galima pasiuvinėti, tiesiog užpildyti foną vieną spalvą ir nieko negalvoti. Reikia žiūrėti į schemą, o tiesiog noris pasiuvinėti be ypatingų, visai be jokių, kaip čia, intelektualinių pastangų. O tai čia baigiu užpildyti stogo tarpą. Ir manau, kai užpildysiu, eisiu papildyti va to šviesiai rudo stogo. O jum tai būna? Vat kai būna, taip. Kai nesinori galvoti, bet norisi pasiuvinėti. Pasidalinkit komentaruose.